Čia visai negreitai. Į Vokietijos Legolandą galima vykti automobiliu, bet tai užtruktų 17 valandų. Todėl mes tiesioginiu Air Baltic skrydžiu pasiekėme Müncheną, pernakvojome, susiradome traukinių stotį, iš kur traukiniu per valandą pasiekėme Günzburg miestelį. Miestelį esantį prie pat Legolando. Aš pagaliau galiu būti Spider-Manu. Žiūrėkit, kaip aš šoksiu. Günzburge gyvena apie 20 000 žmonių. Šiame vokiškame miestelėje apsistojome centre esančiame viešbutyje. Please, straight ahead. Okay. There's the best ice ever. Okay, thank you. Kaina ledų €60. Dabar nueinam pavaistinės. Iš Günzburg į Legolandą nuo traukinių ir autobusų stoties kas pusvalandį kursuoja autobusai. Bilietus įsigijome iš vairuotojo. Už 2 suaugusius ir 2 vaikus viso sumokėjome €5,20 į abi puses. Atstumas nuo Günzburg iki Legolando yra 5 km. Kelionė autobusu užtruko apie 10 minučių. Pirkdami bilietus internetu į Legolandą iš anksto, būdami dar Lietuvoje, pasinaudojome nuolaidos kuponais. Nuolaidos kuponus rasite nemokamuose Lego reklaminiuose kataloguose, kuriuos galite gauti didžiosiuose žaislų parduotuvėse. Pirkdami bilietą internetu Legoland tinklapyje įveskite pateiktą nuolaidos kodą ir gausite 2 bilietus už vieno kainą. Mes 4 asmenys pasinaudojome 2 kuponais ir visai šeimai vienos dienos įėjimas kainavo €120. Legolandas balandžio mėnesį dirba nuo 10 iki 18 valandos vakaro. Todėl mes turėjome 8 valandas džiaugsmo. Aš bandžiūnė. Panda. Kung Fu Panda. Jei nuspręsite nakvoti Legolando viešbutyje arba kempinge, viešbučio erdvėje vaikai tikrai atras pramogų ir po pagrindinės pramogų parko dalies uždarimo. Perkant Legolando viešbutį, kartu kaip paketas parduodami ir 2 dienų bilietai. Taigi norintiems daugiau patirčių, patarčiau išsinuomoti Legoland viešbutį ir praleisti Legolande 2 dienas. Mes nusprendėme skirti 1 dieną su grįžimu vakare į Günzburg miestelį. Užėjus į teritoriją, iš karto pamatėme Lego parduotuvę, tačiau pirkti žaislų neskubėjome. Parke yra ir kitų Lego parduotuvių. Pavyzdžiui, parduotuvė Lego Outlet žaislams su nuolaidomis. Legolande yra ir Lego Ninjago ir kitos Lego teminės parduotuvės. Rekomenduojame Lego fabrike esančią parduotuvę, kurioje galima pasirinkti detalių. 100 gramų detalių kainuoja €10. Yra atskira parduotuvė tik Lego figūrėlėms. Lego žaislų kainos tokios pačios kaip Lietuvos parduotuvėse. Tačiau Legolande pasirinkimas yra tikrai didesnis. Reikia sukti. Prieš visas pramogas siūlau užeiti į Lego fabriką, kur pažiūrėję trumpą filmuką būsite įleisti į mini fabriką. Jame yra demonstruojama, kaip gaminamas Lego. Dovanų gausite pagamintą Lego figūrėlę. Ką čia gavai?
Centrinėje Lego dalyje iš Lego surinkti miestai, pastatai, atspindintys įvairias kultūras ir stilius. Yra sukonstruoti žymių pasaulio pastatų modeliai ir net futbolo stadionas su žiūrovais. Mama! Žiūrėk, kaip aš užlipau! Norintis apžiūrėti teritoriją, pasivažinėkite traukinuku. I would like to start our big tour and wish you a pleasant journey. Labai smagu pakilti į apžvalgos bokštą ir apžiūrėti visą teritoriją iš viršaus. Kur didžiausia parduotuvė? Tėti, eisim ten. Atsisiuntę Vokietijos Legolando programėlę mobiliajame telefone galėsite sekti, kada ir kur pramogų parke vyksta renginiai, realiu laiku galite stebėti eiles, programėlėje yra ir teritorijos žemėlapis, tačiau programėlė pilnai veikia tik Legolando teritorijoje. Pavyzdžiui, galite sekti kino seansus, matysite kokiu laiku kokį 3D kiną rodys. Legolande yra maitinimo vietų. Pavalgyti nėra pigu. Norintis pataupyti gali įsidėti sumuštinių. Pavyzdžiui, kava kainuoja 5 eurus, dešrainė 6 eurus ir tai yra pigiausia, ką galima nusipirkti pavalgyti. Dauguma atrakcionų pritaikyti vaikams nuo 110 cm ūgio. Nuo 110 iki 130 cm ūgio vaikus turi lydėti suaugę asmenys. Linkime geros kelionės į Vokietijos Legolandą.